nusprendėme mes pakomentuoti savo Pricer.lt gruodžio kainų tyrimą ir parodyti bendrasias tendencijas ir kas kaip keičiasi. Tai užbaigiant 23 metus, gruodžio mėnesis kažkokių didelių siurprizų neatnešė, niekas iš tinklų jokių staigių judesių nedarė, visi kiek įmanoma stengiasi uždirbti daugiau. Dabar einame prie prekių. Jeigu žiūrėt bendrai visas mūsų stebimas prekes, tai iš visų 52 stebimų prekių brango 15 prekių, pigo 36 prekės ir vienos prekės kaina nesikeitė. Tai iš viso reikšmingai 10% už daugiau brangsta 4 prekės iš 52 stebimų. Tai labiausia brango juodoji Lipton arbata 37%, malta kava Jakobs 24%, pigiausias juodasis šokoladas 16%, pigiausios pomidorų sultys 11%, na ir visi kiti ten, kitos prekės pridėjo po 7-5 procentėlius. Pigo 36 prekės, reikšmingai daugiau negu 10%, pigo 19. Tai be jokios abejonės pigimo lyderis yra saulėgrąžų aliejus. Jis pinga visus metus, tas pigimas sumažės, stabilizuosis, tai irgi tik tai kažkur vasaros metu, nes būtent praeitais metais jis buvo brangus, tai jis litras kainavo €2,66, dabar €37, tai 48%. Pigiausias jogurtas pinga 42%. Buvo €57, dabar 91, 40% pinga pigiausia malta skrudinta kava už kilogramą nuo 5,73 pinga į €3,44. Kodėl tai vyksta, būtent toks keistas dalykas, kodėl pinga pigiausia kava, o brangsta Jakobs kava. Tai kas liečia pigiausią kavą, jogurtą, pigiausią arbatą, šitose prekėse, kol dar vartotojas nebuvo taip orientuotas į žemas kainas, tinklai prekiavo kažkokiais prekiniais ženklais, dabar jie daugumą įsivedė pigias alternatyvas, surado, nes žmonės ieško pigių alternatyvų, jų klausinėja, todėl daugelis tinklų, kurie anksčiau neturėjo, susirado pigiausias alternatyvas, todėl sumažėjo vidurkis. Taip pat jau pradeda pigti ir juoda duona, kuri praeitais metais stipriai brango. Taip, žinomo prekiai ženklo saulėgrąžų aliejus pinga 26%, aišku, ne tiek, kiek pats pigiausias aliejus. Taip pat pinga prekinio ženklo sviestas 24%, be jokios abejonės 24% pinga bananai. Bananai yra viena tokia viliojančių pirkėjus prekių, tai pingantys bananai rodo kainų konkurenciją. Praeitais metais vidutinė kaina buvo €62, dabar €23 ir per akcijas patys žinote, kad galima rasti ir 79 centus ir panašią kainą. Taip pat pinga pigiausias pienas 24%, nuo 84 centų 64 pinga bulvės 22% ir dar eilė produktų, bet kaip atkreipė dėmesį, čia pinga daugiau tokios bazinės prekės, kur nėra didelės pridėtinės gamintojo ir prekės ženklo vertės. Kas bus pas mus artimiausių metų? Jeigu žiūrėt pagrindinės prekių grupės, tai kiaulienos grafikas, kiauliena auga tik 2,8% palyginus su praeitais metais, taigi į naujus metus mes įžengėm praktiškai su praeitų metų kainomis, o vasario mėnesį mūsų statistikai rodys irgi kiaulienos kainos defliacija, nes praeitais metais būtent vasario mėnesį buvo kainos šoktelėjimas, bet aš nemanau, kad lentynose mes matysim kažkiek žemesnės kainas, negu mes matom dabar, galbūt šiek tiek akcijų padaugės. Vištienos kainos taip pat yra praeitų metų lygmenyje, brangsta tik 0,6%, tai mes irgi praeisime greičiausia
tame pačiame lygyje, kaip ir buvo praeitų metų gruodį, bet, reiškia, kaip matot, bus tokia lygi linija. Nebent gali būti tam tikri niuansai susiję su mūsų naujais įstatymais dėl viešojo maitinimo. Jeigu tikrai viešasis maitinimas dėl padidinto PVM turės problemų su pardavimais ir panašiai, tai kažkuriuo momentu šiek tiek ta kainelė gali nukristi, nes jie parduos mažesnius kiekius negu praeitais metais ir tie kiekiai nueis į mažmeninę prekybą mažesnę kainą. Bet ar tai iš tikrųjų įvyks, tai irgi pamatysime tik tai sausio mėnesį. Kitas dalykas – pienas ir pieno produktai. Bendrai Europos Sąjungoje pieno produktų kainos artėja prie 21 metų lygmens. Tačiau pieno produktai tik kai kuriais atvejais pasiekia 21 metų lygį, greičiausiai tie, kurių atsargos problematiškos. Tai mes sviestą akcijos metu matom 21 metų kainas, tai yra prieš karinės, bet kokiu atveju. Kainos mažėja ir tikrai metų pradžioje jie bus pigesni negu 2022, bet tikrai bendrai nepasieks 21 metų lygmens. Tas pats liečia ir sviestą, tas pats liečia ir sūrius. Kas bus artimiausių metų? Artimiausių metų prasidės metai keliais svarbiais akcentais liečiančiais maisto produktus. Tai vienas iš jų tai padidintas neapmokestinamas minimumas, algų didėjimas kai kuriems biudžetininkams, išmokų pensininkams didėjimas, paramos maistų pakeitimas į išmokas per socialinės korteles. O tai yra virš 200 000 žmonių, kurie anksčiau gaudavo maisto produktus, jie eis į prekybos tinklus. Kadangi šitie visi didėjimai liečia neypatingai turtingus visuomenės sluoksnius, tie pinigai daugumoje ir bus skirti maistui. Tai dar vienas, kaip jau ir minėjau, viešojo maitinimo įmonėse bus panaikintas lengvatinis PVM, jos susidurs su algų didinimu, bus priverstos didinti kainas, sumažės jų patrauklumas ir vartotojai gali būti, kad kalorijų pradės ieškoti prekybos tinkluose, taigi prekybos tinklai gali gauti didesnį pinigų srautą, kas gali paskatinti juos visus tuos papildomus pinigus pasiimti per kainų didinimą. Tai yra 2 metus iš eilės praktiškai pas juos pardavimai yra kritę ir štai šitie paminėti faktoriai gali pas juos padidinti apyvartą ir jie gali leisti savo didinti kainas. Iš tikrųjų, kaip ir rodžiau pačioj pradžioj, tai jaučiama verslo komunikacijoje. Jie akcentuoja, žiūrėkit, kuro dujų akcizai didėja, algos didėja, turėtų kainos augti. Reiškia, tai yra įtakoja ir formuoja nuomonę ruošiant dirvą naujam kainų kelimo vajui. Taigi vartotojui reikia suprasti, kad jų papildomas pajamas jau yra nusitaikyta. Kai kurie tinklai iš vis nenori mažinti kainų, kaip ir minėjau, duoda pažadus ir siūlo žaidimus. Ir jei vartotojas pradės mažiau atsakingai vartoti, tai yra daugiau pirkti maisto produktų, tai jo pajamų padidėjimas, kur suminėtose dalykuose, bus žaibiškai sugertas didėsiančių kainų. Ir be abejo bus labai daug komunikacijos apie mažėjančias kainas, nes jos mažės, lyginant metais su metais, sausio, balandžio mėnesiais, iš statistikos departamento, tiksliau agentūros iš visur eis informacija, kad defliacija, kainos mažėja, nes bus lyginama su pačiu aukščiausiu lygiu praeitų metų, bet vartotojui tai atrodys gana keistai ir kaip kainos toliau elgsis labai priklausys nuo to, kaip jūs, brangieji, pirksit ir leisit savo pinigus. Todėl išlaidos turi būti protingos, kokios reikia ir tik tada kainos bus stabilizuotos.